galima prisiminti, kiek Karaliaus Mindaugo taurės finale, kokį svarbų vaidmenį ten vaidino Deividas Gailius, o čia Deivido Sirvydžio graži verpstė ir pirmieji šio vakaro taškai. Tiesiog jų per daug, kad sutilptų į tą tipinį tokį arenos kampe sektorių. Čia buvo ir, atsiprašau, Neito Johnsono ir Pacevičiaus nesusikalbėjimas ir klaida viduryje aikštės, taip kad 3-3 Žalgiris vėl su kamuoliu. Giedraitis į dešinę, vėl naudojasi Ulanovo užtvarą, prieš jį išlieka Neitas Johnsonas. Dabar keičiasi gynyboje, bet kažkiek gal ir suvėluoja Watermanas pakilti, Giedraitis tritaškį veidą įmeta. Bando įtraukti komandos draugus, neforsuoja tų metimų, o štai šis žmogus gali žaisti iki galo. Neitas Johnsonas ir nepavyksta. Matėme ten Wongas permetė Pacevičių, Johnsonui permesti Biručio nepavyksta. Ir galima sakyti, kad Birutis čia dvi atakas dabar. Ulanovas, Biručio užtvara Giedraičiui be kamulio, Ulanovas atakuoja Pacevičių ir 2 taškai ir dar pražanga Pacevičiui, taip kad Bet kokių, kad šiek tiek priartėtų prie Kauno Žalgirio ir neleistų jiems pabėgti labai anksti. Ir Ulanovas gražiai iškiša kamuolį Dunstonui, taip kad irgi atsidenginėja Ignas Brazdeikis, gauna kamuolį, nusimeta jį metui Mitchellui, ten Hesonas pagarbiai atsitraukęs, provokuoja mesti, bet Mitchellas vis tiek sugeba prasiveršti ir pelnyti 2 taškus. Traumuotas yra Žygimantas Janavičius, dabar apskritai tas penketas, kuriame nei Dešūro Bui, nei Neito Johnsono. Neižys gauna stogą iš Dunstono, bet iš karto ištaiso savo klaidą. Na tiesa, teisėjų arbitrų nuomonė tas kamuolys nebuvo užvaldytas ir atakos laikas ištiksėjo, nebejoju, galbūt ir kažkoks minimalus pasitarimas. Mitchellas vis dar ieško, kam grąžinti kamuolį, grąžina į Silvėnui Francisko, ten Dunstono užtvarą, gauna Dunstonas atgal kamuolį, nespėja, bet ir nežinau, visai arenai savo komandos draugam tikrai emocijų šio krepšininko netimsi, bet čia pameta šiek tiek Brazdeikį, per daug gal ir surizikuoja ten Beručka. Jų užduotis kiek kita, čia matome Brazdeikį, tritaškį. Netyčia, manau, ten užstoja tą kelią. Ten Vovoras priekaištauja, kodėl jo komandos žaidėjai nebandė siekti to kamuolio, dabar Žalgiris turi antrąjį šansą. Kai praeina pro Zeiną Watermano, tenai Dovis Giedraitis ir permeta po krepšių buvusi Pavelka. Labai Ulanovo perdavimas Wongui, 2 prieš 2, Wongas verpstė, čia sustabdytas Wongas, atlieka perdavimą Giedraičiui, aukštą trajektoriją, kokį tritaškį šauna Dovis Giedraitis. Sakyčiau, vienas gražiausių šių rungtynių epizodų, nes čia ne tik, kad iš toli, bet matė, jog Bui labai šoks. Dešūras Bui pasirūpino tuo antrojo kėlinio pabaigoje, pataikęs tritaškį, pataikęs savo pirmąjį metimą, o čia jau Žalgirio pirmoji ataka. Ir Giedraitis kaip solidžiai baigia antrą kėlinį, taip pradeda ir trečią. Įveikia visą Neptūno gynybą, metimas. Na ir tikrai neidealu, Vovoras nebeturi iššūkių ir dabar jį sudegino, kad gautų 5 sekundės ir išmestų jo komandą tokį prastą metimą. Čia, ką sakė anksčiau apie Ulano. Būtent Watermanas su kamuoliu, atgal Neitui Johnsonui, Johnsonas pro Dunstoną, grūda kamuolį po krepšių, ten rankų miškas ir Žalgiris, dar vienas perimtas kamuolys. Ir tiesiog spaudžia į Francisko, todėl Bui atakuoja pats vienas, o čia Ulanovas numeta gražų perdavimą. Pacevičius šoka ir blokuoja Birutis su 3 asmeninėmis. Šio tritaškis netikslus, 1 iš 4 šiandien ir Žalgiris gali užpulti greitai. Ulanovas ten gal kiek ir nepamatė Giedraičio kampe laisvo, bet suranda galų gale Birutis, suranda Sirvydį ir Sirvydis pataiko. Bando nukasti kelias sekundės nuo Žalgirio atakos ir vėl aikštės gynybos su Milesu Hesonu viršuje, bet čia tiesiog palieka laisvą Silvėną Francisko. 4300 žiūrovų šiandien, o čia Dovis Giedraitis. Jau 6 sekundės atakai išsiveda Hesoną, perduoda į baudos aikštelę metui Mitchellui, kuris jau ne pirmą kartą šiandieną taip baudžia ganėtinai atsainiai. Giedraitis nesinaudoja Dunstono užtvarą, bet pasinaudoja Mitchello baudos aikštelės išvalymų ir dar vienas sėkmingas žalgiriečio epizodas. Metas Mitchellas šiandien išsimetė 9 metimus, tai yra daugiausiai kartu su Doviu Giedraičiu beje komandoje. Nežinau, kada tai buvo paskutinį kartą, o Francisko. Svarbiausias dalykas, kad net minimalaus susižeistų žaidimo nebuvo. Na ir kitas dalykas, jo kamuolį atgavo į savo rankas, o dabar Francisko dar tokį paserviruoja perdavimą, suranda laisvą Birutį ir dėjimas iš viršaus. Aukščiausia klasė, ten Sirvydis nestato.